jau nebe tokios mergaitiškos. Mozoliai. Čia nuo žiedo pritrinta. Labas, mėlieji, šiandien yra, kokia diena šiandien, 23, antra, trečia, ne, rytoj nepūčiau, šiandien 22 diena ir pasimečiau dienose, todėl kad aš žinojau, kad aš šiaip turėčiau išeiti atostogų 23, bet kadangi aš turiu super gerą bosą, nuostabų, puikų, jis mane su bendradarbį išleido namo dieną anksčiau. Tai šiandien padirbom tik tai pusdienį ir papietavom skaniai, buvo kalėdų pietus, mano visus pietus, visus naughty, negerus, visus valgius ir viską galite pamatyti my story Instagrame, misfit.lt. Ir tenai aš viską keliu daugiau mažiau. Į misfit.lt Facebooką nekeliu, nes, nu, kam visiems žinoti, ne? Ir tai yra Level 2 and 3 PT, asmeninės trenerės kursai ir džimo instruktorės. Taip kad labai nekantrauju, iš tikrųjų viskas įdomu, žmogaus anatomija, kaulai, raumenys, fiziniai pratimai ir taip toliau. Ir tikrai labai nekantru ir paskui jau, mėlėjai, galėsit Londone čia merginos, vyrai, vaikinai, moterys ir visi, kurie norės asmeninės trenerės, tai aš būsiu jūsų paslaugom, nes žadu pradėti treniruoti asmeniškai, privačiai ir nekantrauju, nes tai man yra įdomu, man tai yra daryti mielą, man tai daryti patinka ir labai tikiuosi, kad būsiu gera asmeninė trenerė. Keletas dienų atgal visiškai nejaučiau kalėdinės nuotaikos. Nu tikrai buvo taip liūdna, atrodo apsiniaukė lauke, saulutė nešviečia ir nešalta visai, visiškai jokios žiemos nieko net nesijaučia, o kalėdos jau anosios. Bet šiandien, sakau, kai bosas išleido anksčiau namo, papietavom su bendradarbė man padovanojo kalėdinę dovaną, o aš jai nieko nepadovanojau, kokia gėda, žinot tą nemalonų jausmą, kažkaip visai iš galvos iš ją net nepagalvojau. Šiandien ėjau iš darbo, jau link Oxford cirkuso ir sutikau kažkokią moterį netyčia visai, jinai mane užkalbino, buvo pasimetus, nežinojo, kur rasti tam tikrą hotelį, tai aš jai padėjau jį rasti ir eidamos pakeliui, kartu ėjom link tos pusės, kažkaip persimetėm porą žodžių ir palinkėjom viena kitai smagių švenčių ir iš viso to nuotaika tokia smagi pasidarė, užsidėjau ausinės, einu klausau, atrodo taip norisi šokti, saulė pradėjo šviesti ir taip fainai pasidarė, būna kartais man apima toks malonus jausmas, atrodo taip trykštų laimę, kažkodėl visiškai iš niekur nieko, kad net verkt norisi. Tu prasme, nu būna, žinot, kaip laimės ašaros, bet tada taip tik tai susigriebiu, galvoju, viskas gerai, aprimk, nėra čia ko, kas čia dabar, kas čia tokio labai smagus įvyko. Bet labai smagu, nes pastaruoju metu savaitę atgal buvo toksai, nežinau, kažkoks liūdesėlis, nerimas, draugė sakė, kad galbūt tai bus dėl mėnulio, nežinau kaip ten buvo, bet kažkokia tai buvo slogi nuotaika. Ir dabar paskutiniu metu viskas atrodo taip smagu ir aš taip nekantrauju naujų metų 2017. Wow, ką man gyvenimas ruošia, ką mums gyvenimas ruošia žmonės, jūs galite pagalvoti, kad ir ką ruošia, viskas bus gerai, ar bus sunkumai, ar kas, tebūnie tai bus mūsų pamokos, bet svarbu mes gyvi. Ir va, mėlėjai, norim jums parodyti, kas liko iš mano pilvo preso, ogi nieko neliko. Tai pasiruoškite pažiūrėti. Štai. Koks pilvo presas mano, matot? Užplaukęs visiškai. Nu ką, nieko nepadarysi. Jau tempk netempus, aš jau preso neturiu. Ir nežinau, aš jį turėsiu tada, kada norėsiu. Kada norėsiu, tada ir turėsiu, kada man jo reikės varžybom turbūt. Bet jaučiuosi tikrai kaip gerai. Kartais atrodo, matot, pilvukas dabar biškį tiek yra pasipūtęs. Nes aš visai neseniai pavalgius ir atsigėrus daug vandens. Bet būna dienų, kai visiškai, tarkime, ryte kai atsikeli, ar ne, ir būna tas pilvas toksai susitraukęs, arba, tarkim, vakar sportuoju salį ir žiūriu, ir matosi ir to lašinukai yra, bet matosi biškį pasikryp ir matosi tos pilvo preso pėdsakai.
sakai tokie. Ir ne, iš tikrųjų aš džiaugiuosi savo kūneliu, labai džiaugiuosi ir esu patenkinta. Kartais pykstu, kartais džiaugiuosi, na žinot, mes žmonės skirtingai gali būti, ypatingai mes moteris, ne? Vieną dieną galim mylėti save, kitą dieną galim pykti ant savęs, kitą dieną galim savęs nekęsti. Bet nekęsti tikrai nereikia ir aš džiaugiuosi savo kūnu, turiu raumenuko, pala. Jėtusi, nežinau, net jau biceps. O, biški matosi. Ok, grįžau dar labai trumpai, dar vieną dalyką pasakyti, dabar prisiminiau, kol nepadėjau kameros. Aš suvalgiau fudge cake, šokoladinį pyragą. Ir žinokite, esu skaičius ne kartą, ar jūs esat skaitę, kad nuo šokolado pagerėja nuotaika. Ir tas torto gabalas buvo visai nemažas, tas pyrago gabalas. Ir jisai buvo visas šokoladinis. Ir nežinau, ir aš tokia aktyvi, jaučiuosi tiek daug energijos turiu ir tokia nuotaika gera, nežinau, ar čia viskas susidėjo, ar čia mano to šokolado. Negi reiškia, kad kai mane užklups slogi nuotaika, reikės valgyti daugiau šokolado. Ne, iš tikrųjų niekada nebuvau mėgėję juodo šokolado, bet kadangi jis yra sveikesnis už pienišką ir baltą, anksčiau labai mėgdavau baltą šokoladą, tai dabar karts nuo karto pasirenku juodo šokolado pakrampsnuoti. Na ir eisiu miegoti, jau 9 valandos, rytoj žadu keltis anksčiau vis tiek, nors ir laisvadienis, aš noriu rytoj pavalgysiu košės turbūt, nes pasidarysiu stiprią nugaros treniruotę, tai reikia man energijos, kurią paskui gerai išdeginsiu sporto salėj ir gerai labanakt dabar ir susitiksim rytoj ryte. Labas rytas, aš jau atsikėliau, dabar yra, jeigu matot, po 5:18, keliuosi, kloju lovą ir gerti savo obuolius hidroacto. Ir kokia gera nuotaika, nežinau kodėl, bet labai smagi nuotaika, nauja diena. Ir tikiuosi, ji bus graži, net nebejoju, kad bus graži. Akys kaip kukuliai. Kaip atrodo skaniai. Reikia pabandyti. Ar skanu. Kaip rysis, bet sveikesnė versija. Parašysiu receptą, reikelsiu į www.misfi.lt. Mama padėjo supakuoti. Mama supakavo. Štai taip, indėlius tokius labai tikiuosi neištirps man viskas. Iki kol nunešiu į sporto salę. Nelabai gerai matosi, bet užsidėjau savo violetinį džemperį MyProteino, su kuriuo šilčiau ir štai MyProteino timpos, aukštų liemenių. Man jos labai patinka, tikrai labai patogios. Ir apskritai man aukštų liemenių timpos visos labai patinka. Va, atsigavo užkapaliukas. Jau dabar kažką turiu, nebesako, kad oi, daug kelnės krenta. Nors dar krenta kelnės. Į senas kelnės įlendu be abejo, bet jos dar jaučiasi per didelės. Ir šį rytą mano pusrytukai tai yra košė pilno grūdo, kur matėte iš Norvegijos video, tai šičia avižų sėlenos, kur man Paulina padovanoja. Ir truputį riešutų sviesto. Balti, tai yra kiaušinių baltymai ir įdėjau dar taip pat flax seeds, linų sėmenų maltų. Paprastai aš į sporto salę rytais bėgu, bet šiandien, kadangi su savim turėsiu visą sporto krepšį, pilną ir dovanų ir visą. Gerai, susirašiau preliminarų pratimų planą, kurį darysiuos. Tai 11 skirtingų pratimų. Santa Claus is here. Hello, Phil. Guess what's inside?
What? Reese's Cupcakes. Reese's Cupcakes? You know what Reese's? Yeah, I've heard of them. So if you're not allergic to the peanut butter. Thanks for that, that was really nice. Did you try it? Yes, I had to eat the whole one. Good. Labas dar kartelį, mėlyjei. Tai norėjau jūs įspėti iš tikrųjų, prieš keletą metų aš pati buvau skaudžiai pasitempusi nugarą, darydama deadliftus, todėl kad pamiršau padaryti tinkamą apšilimą. Tai prieš kiekvieną pratimą pasistengkite bent jau imituoti pratimo atlikimą, tą visą techniką visiškai be svorio. Ir pasidaryti tiesiog va štai tokius mostus, kaip matote, ar kažką panašaus, arba užsidėję labai lengvutį svorį. Nes štai apšilimas ir, tarkime, tempimo pratimai gali treniruotės yra dalykai, kuriuos mes dažnai pamirštame, nors jie iš tiesų yra labai labai svarbus. Toliau matysite dar keletą pratimų iš tos dienos nugaros treniruotės pratimų plano ir mano be abejo visokias įdomias veido mimikas. Komentaruose leiskite žinoti, ar norite išvysti daugiau treniruočių video. Tikiuosi gavote šiek tiek idėjų, na ir įdomaus likusio video.
štai viskas, aš jau po sporto, po treniruotės. You welcome, mėlėjai, you welcome. Nufilmavau jums šiandien visą nugaros treniruotę. Tikrai nėra lengva, nes sporto salėje nemėgstu blaškytis. Aš ateinu ten dirbti. Taip pat pasakė ir viena moteris, su kuria šiandien susipažinom salėje. Aš ją visada matydavau, ji atrodydavo labai agresyvi, todėl aš kažkaip nebuvau linkusi su ją sveikintis, nes tiesiog niekad nesišypsodavo. Ir žinot, kartais atrodo, na, jeigu nesišypsai, tai gal geriau tiesiog nelysti žmogui į akį. Ir susipažinome su ją ir jinai man sako, sako, aš matau, tai jeigu sportuoji, tai tu visada sportuoji 100%. Sakau, taip, nemėgstu žaisti. We wish you a Merry Christmas. Hi. Hi, is Romeo here? Yeah, he is. Give me 2 seconds. Yeah. Look at you. Merry Christmas. This is for you guys. Yeah, try it and let me know what you think. And you've got the hat. It's a video. It's videotaping. It's going to be a video vlog. Yeah. Don't get shy. Try it. You're not allergic to peanut butter, you're not? Like, no, I love peanut butter today. Yeah, so try it. This is the healthy version of the peanut butter. Oh, sorry, peanut butter. The Reese's. Reese's. Okay, yeah. I like Reese's. I hope you guys are gonna like it. Yeah, I made it yesterday. I brought the whole bag of it to the Easy Gym as well. Oh yeah. Yeah. Yeah, that's really nice. Yeah. I like that. Yeah. Thank you. Sorry, like peanut butter, but this one, I think you'll probably like. I like this though. Yeah. When you're giving presents, you're getting something back. So look what I've got from Grenade. High protein shake. That was in chocolate mint. That was quite nice. Is it? And then some fat killers, which I'm familiar with. And this one is limited edition. Oh, you're not going to be selling? No. Like nowhere? You can't find it anywhere? Not in stores. Chocolate crunch. Wow. See, guys? Where are you going? Okay, for a month? For a month, yes. I see. Excited? Na štai, mėlėjai, aš jau namuose ir grįžau namo, pasidariau pavalgyti, valgiau gniokiai, itališkas čia toksai patiekalas, jeigu esat girdėję. Kaviniai pabuvau 1,5 valandą, pasimokinau, ten užpildžiau žurnalą, keletą puslapių, dabar reikia man per atostogas kuo daugiau užpildyti iki kursų pradžios. Grįžau namo, turėjau susirašius keletą dalykų, kuriuos man reikėjo čia pasidaryti. Dabar eisiu pakuoti dovanas, pasikeičiau patalynę, koks ilgas procesas keist patalynę negaliu. Koks jūsų, pakomentuokit komentaruose žemiau, leiskit žinoti, kokio namų ruošos darbo jūs labiausiai nemėgsta daryti. Anksčiau labai nemėgdavau dulkių valyti. Nes iš tikrųjų yra labai skirtingai, kitiem patinka, tarkim, indus plauti. Nu čia tarp kitko, čia žinau, kad biškinį į temą, bet jo, įdomu visai būtų sužinoti, ar turit kažkokių jūs tai dalykų namų ruošos, kurių tikrai nepakenčia daryti. Tai va, man būtų keisti patalynę, nes labai rankas pakerta, labai didelė antklodė mano king size'as. Ir labai ilgai užtrunka. Gerai, mėlėjai, labai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video. Aš manau, kad galbūt šis video jau išėjo 2017. Jeigu taip, tai puikių jums metų, puikių man metų. Šie metai be to raudonojo gaidžio, kas nežinot. O aš esu pagal tuos metus gaidukas. Tai metai šie bus mano, pažiūrėsim, ką man jie atneš. Kita ko, aš taip pat žadu pradėti video daryti anglų kalba, nes aš turiu sekėjų, kurie yra užsieniečiai. Tai yra visai, sako, gražus video, įdomu jo žiūrėti, bet būtų dar įdomiau, jeigu mes suprasime, ką tu juose kalbi. Ir kadangi mums lietuviams anglų kalba yra antra kalba ir aš tikrai žinau, kad dauguma mano sekėjų ir žiūrovų jūs anglų kalbą suprantat, aš labai tikiuosi, kad neprarasiu jūsų followerį mano. Jeigu aš nesakau, kad aš nebedarysiu lietuviškų video, aš juos darysiu, bet karts nuo karto tiesiog, bet pagrindą pasistengsiu jau dabar daryti angliškai. Nežinau, kaip čia man seksis, matysim. Jeigu ką, vėl grįšiu prie lietuviškų video, ar ne? Kaip sakoma, nieks per galvą neduos, pabandyti verta. Gerai, ačiū vėliai labai, kad žiūrėjote, sekite mane Facebook'e misfit.lt, Instagrame, bei karts nuo karto užsukite mano portalą misfit.lt. Iki.
Štai, dovanos supakuotos, briedis jas prižiūri. Žinot, kaip atpažinti, ar dovana bus nuo manęs, jeigu ji yra supakuota nesąmoningai. Nes aš tikrai nesu gera dovanų pakavime. Žinot dėl ko? Todėl, kad galiu jums parodyti pavyzdį. Tuoj va dabar pakelsiu. Iš pažiūros atrodo visai nieko, ne? Pažiūrėkit, kokia nesąmonė galia. Visiškai nesąmonė. Nežinau, dovanų pakavime pas mane to itin didelio kruopštumo nėra. Bet svarbu supakuota, popieriukai gražus, spalvoti ir... Ei, jau kalėdos už 2 dienų. Kai smagu?